turn that light out, and I feel the weight of you lie beside me. We lie here in the dark, our full faces in the dark. Sveiki, aš esu Airinas Arutiunian, žodžiu, paskutinius 2 metus vedu mokymus vyrams, kaip tapti patrauklesniems priešingai lyčiai. Esmė, ką aš noriu čia padaryti, jūsų televizijoje vesti laidą Patrauklus vyras. Ir koks čia yra segmentas? Aš taikyčiau į vyrus nuo 25 metų iki 40. Ir vyrai gali duotis, bet esmė, ne jaunesni negu 25 metai. Kodėl? Esmė tame, jeigu žiūri jauni žmonės, pas jaunų žmonės nebus pinigų kišenį, patys suprantat. Ir jūs neuždirbsit iš reklamos ir taip toliau. Esmė, šitas segmentas ir ką aš dabar duosiu toje laidoje. Aš patenkinsiu tokius vyrų poreikius. Dauguma vyrų nori kažkokią rasti formulę, kaip gauti daug seksų, neįdedant daug pastangų. Ten neperkant kažkokių brangių daiktų, nevažinėjant į daug pasimatymų, kažko nedarant tokio, kad tu greitai ateitum. Kiti nori gauti daug telefonų numerių, kiti nori jaustis savimi pasitikintys, kad trauktų moteris, patrauklus priešingai lyčiai. Kiti nori susirasti tą savo adekvačią antrąją pusę, tą moterį, su kuria norėtų praleisti likusį gyvenimą. Dar kiti vyrai nori tiesiog su kuo daugiau moterų pasimylėtų, tiesiog medžiotų instinktas yra, jis nori vieną pasimanyti, antrą, trečią, ketvirtą, penktą ir tada išsilakstyti ir būti su viena. Esmė, aš tengiuosi poreikius vyrų, kurie nori tapti žaidėjais, kurie nori santykių su viena mergina, susirasti savo adekvačią antrąją pusę, kurie nori jaustis labiau pasitikinti savimi, patrauklus ir kitas dar sekantis, ane, kurie tiesiog, ką čia pasakyti, kad, galbūt nekaltybę prarasti. Yra ir tokių. Esmė bus informacinė laida, taikant į šį vyrų segmentą, tenkinant šios 4 poreikius. Dabar, ką aš dėstysiu toje laidoje, kaip čia vyks, esmė tame man reikia. Galbūt reikės moters, galbūt ne, kurios aš rodyčiau pavyzdžius, kaip reikia elgtis šalia moters. Aš duočiau žinias nuo priėjimų prie moters gatvėje užkalbinimų, gatvėje, parke, klube, universitete. Taip toliau, nuo priėjimų, jos sužavėjimų, kaip galima savimi sužavėti savo charizmą moterį. Sekantis dalykas aš duosiu, kada jos jau gaus daug numerių prieėjęs, susipažinęs, eis į pasimatymus. Aš kalbėsiu apie pasimatymus, kaip elgtis pasimatyme ir per pirmą pasimatymą stempti moterį į lovą. Yra ir tokių vyrų, kurie nori tą dalyką, pritrauks daug žiūrovų. Kiti vyrai tiesiog nori vyriškai jaustis tuose pasimatymuose, kiti nežino, apie ką kalbėti tame pasimatyme. Tylaus pauzės atsiranda. Aš išspręsiu visas šias problemas. Trečias dalykas, išmoks pasimatymuose. O kitas dalykas, dauguma dar vyrų eina į klubus kabinti merginų. Tai aš, kadangi turiu patirties, aš duosiu labai geras, stiprias žinias, praktinės, kaip elgtis klubuose. Štai šitas kontingentas vyrų nuo 25-40 metų eina į klubus, aš tikrai ne kartą matęs. Stovi prie barų, kažkaip gal kaip pakabinti tas merginas. O tos merginos, moterys, tos vyrus atstuminėja kaip uodus. 1, 2, 3, 4. Tai va ta laida bus informatyvi vyrams. Abai. Viskas apie klubus, apie pasimatymus, apie vyriškas patrauklės savybės, kūnų kalbą, tai yra aišku eisena, stovėsena vyriška, akių kontaktas į moterį, taip toliau, tokias paslaptis. Dalinsiu ir išskirsiu, kokias esminės klaidas daro Lietuvos vyrai, susipažindami, bendraudami su moterimis ir kaip reiktų elgtis vyras. Taigi šitas ir dabar ką jūs iš to gaunat? Matiškai gaunat, pakeliat savo kanalų reitingus, tikrai tai atspindės kokybę, atspindės, kad jūs kažkokią naudą gauna. Nebus kažkokia buka laida bukiem vyram.
Tai bus laida vyram, kurie nori pasikeisti, kurie nori gauti žinių. Ir tie vyrai, kurie nori gauti žinių, pasikeisti, yra linkę investuoti. Tai vat, jeigu tos laidos metu leisite reklamas apie automobilius, apie laikrodžius, apie stilingus drabužius, apie kvepalus, jie bus linkę eiti juos nupirkti. Bet tik šitas segmentas vyresnių vyrų, kurie jau turi savo darbus, turi kažkokius savo verslus pasidarę, tiesiog turi pajamas, pritaikom į šį segmentą ir viskas. Jeigu aš sudominam savo pasiūlymu, mes galime bendradarbiauti, susirašyti. Mano internetinis puslapis yra www.patrauklus vyras.lt. Ir toliau galėsime bendradarbiauti ir aptarti visą strategiją, kada laidą leisime, kaip jinai vyks, ką mes joje kalbėsime, kaip mes darysime, kiek jinai laiko užtruks ir taip toliau. Visus šios klausimus galima aptarti asmeniškai. Taip pat mano telefonų numeris, jeigu iškart norit paskambinti, tai yra +370 623 12 646. Airinas. Čia bus. Airinas. Elektroninį paštą ir kitus kontaktus rasite šiame puslapyje patrauklusvyras.lt, paspausdami kontaktų skiltį. Taigi, ačiū už jūsų kantrybę, sugaištą laiką išklausant šį video ir davai kontaktuojamės ir darom rimtą vertę Lietuvos vyrams. Iki!